Pirmiausia, išsiaiškinkime painiavą dėl 3 terminų. Dinner jacket, vakarienės švarkas, tuxedo arba smokingas lietuviškai ir smoking jacket, rūkymo švarkas. Jų reikšmės keičiasi priklausomai nuo šalies, o vertimas kartais būna klaidinantis. Terminas dinner jacket atsirado Didžiojoje Britanijoje XIX amžiaus pabaigoje, kuris reiškia tamsiai mėlyną arba juodą trumpesnį švarką, kuris pakeitė tradicinį ilgą tuometinį fraką, kuris buvo skirtas oficialioms vakarienėms. Kai šis stilius pasiekė Ameriką, amerikiečiai jį pradėjo vadinti tuxedo pagal Tuxedo Park New York'e, kur jis ir išpopuliarėjo. JAV tuxedo reiškia šį formalų drabužį, bet Didžiojoje Britanijoje jis vis dar vadinamas dinner jacket. Jei susipainiojote, klausykite toliau. Šiandien terminas dinner jacket dažnai reiškia baltą arba kreminį tuxedo švarką, dėvimą šiltesniuose klimatuose arba kaip stilingesnė alternatyva juodo tuxedo švarkui. Dabar apie smoking jacket, rūkymo švarką. Iš pradžių tai buvo pasiturinčiųjų aksominis švarkas, dėvimas vyrų po vakarienės rūkymo metu. Jis saugojo drabužius nuo dūmų ir pelenų. Įsivaizduokite garsųjį Hugh Hefnerį. Tai niekada nebuvo formalus drabužis, bet iš jo palaipsniui buvo sukurta alternatyvi aksominio tuxedo versija.